7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Matot, trenerį iš vidurio įmetė. Koks jausmas? Kažkaip merginos, sako, visada meta jos, tai sako, gal šiandien treneriam, tai biškį pakėlėm savo nuotaiką. O perka kažką, kas įmeta? Turim jo mes čia savo tokių taisyklių. Siurprizą turi padaryti. Kiek reikėjo pakelti tas nuotaikas, sakot, užsiminėte apie tai, kiek reikėjo jos? Nu, žinot, visą laiką po pralaimėjimo reikia kažkokios tos geresnės emocijos, bet sakau, pakėlė biškį nuotaiką, gal ir vokietės vakar po rungtynių, tai turim tikrai dar dėl ko pakovoti. Per vakar dieną vakarą pasiruošėm planelį, šiandieną kaip ir apsidėliojom viską. Irgi Turkijos tokia komanda, irgi kitokia, nemažai zonos ginasi, nemažai spaudžia sezoninį presingų, tai tam kažkiek ruošėmės, žaidėm jau ir dvi draugiškas, kažkiek žinom jas, tai gal ir tas kažkiek biškį palengvina, žiūrėsim. Svarbiausia kažkaip susikoncentruoti ir dar tų jėgų vienom rungtynėm kažkaip atsinešti 40 minučių. Turkijos ginasi zoną, tai bus labai svarbu pataikyti iš toli? Tai žinot, ir pataikyti iš toli, bet neakcentuojam vien to, galim prieš zoninę gynybą susikurti ir tų metimų iš po krepšio. Tai nėra vien, kad mes akcentuojam tos tritaškius metimus, ruošiamės kaip kiekvienom rungtynėm, tik daugiau to akcento zonai. Turkijos turi naturalizuotą aukštą ūgį, kiek stipriai akcentą dedat ties jie? Dedam irgi akcentą nemažą, turi kelius derinius skirtus būtent jai ir tikrai labai stipri po krepšių, tai teks kažkiek ir gynybą pakoreguoti prieš ją, bet tikiuosi, kad tos treniruotės ir video mums užteks tam pasiruošti ir kažkiek ją pristabdysim. Pažiūrėjus į mačą su vokietėm, atrodo, kad kai nefunkcionavo jinai neutralizuota žaidėja ir komanda kažkaip disfunkcinė patapo. Jo, taip irgi pasižiūrėjom vakar tas rungtynės, atrodo tokia, jinai gal pradėjo rungtynės su kažkokia mažesnė emocija ir nežinau kaip bus rytoj, bet mes eisim ir darysim savo reikalus. Žinom, kaip norim ją stabdyti, žinom, kaip norim puolime žaisti. Ir pasižiūrėsim, žinot. Ar šiek tiek slegia trenerį tą didžiulę rungtynių kainą? Kiekvienas rungtynės slegia, kokias tu bežaistume Europos čempionatas, visos komandos stiprios ir kiekvienom rungtynėm ruošiamės, dėl kiekvienų rungtynių kažkiek, aišku, ir pergyvenam, bet tas ir turi būti toks ir virpuliukas, jauduliukas. Tai sakau, mes žaidžiam, atrodo, tik dėl 7 vietos, bet reikšmė rungtynių labai didelė ir svarbi ir, sakau, jėgų kažkiek jau minimaliai, bet bandysim išeiti ir atžaistas paskutinės rungtynės kaip galim geriausiai. Kiek Lietuvos krepšiniui, Lietuvos moterų krepšiniui svarbus tas bilietas į pasaulio čempionatą atranką? Svarbus tiek mum treneriam, tiek žaidėjam, tiek visai aplinkai ir moterų krepšiniui Lietuvoje. Senai buvo tokia proga, aišku, mes nepatektumėm į tą pasaulio čempionatą, reikėtų dar atranką praeiti, bet vien žaisti atrankoje vėl, pasimti kažkokios patirties prieš tą Europos čempionatą 27 metais, o kodėlgi ne ir sudalyvautam pasaulio čempionate, tai labai norėtumėm to, pasižiūrėsim, kaip viskas gausis. Ar nustebino, kad prancūzės neišėjo į finalą, kur buvo aiškus favoritas, atrodo? Nežinau, iš tikrųjų, Ispanijos komanda visą laiką yra labai stipri ir Ispanija kažkaip tos pusfinaliuose, finaluose pradeda rodyti geriausią formą ir kažkiek, aišku, favoritės turbūt visi laikėm prancūzės, bet man kažkokios didelės nuostabos nebuvo. Kaip ir Italių rungtynės prieš Belgijas irgi. Sakiau prieš rungtynės, kad ten irgi visko gali būti. O ar nepikta, matant, kaip prancūzės daužia lanką iš 3 taškų zonos ir atsiminus mūsų rungtynės? Aišku, pikta, bet, žinot, čia krepšinis, taip kartais atsitinka. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.